Įsivaizduokite kelionę, kurioje kiekvienas žingsnis atveria naują pasaulį, pilną ramybės, tikėjimo ir gilaus ryšio su gamta bei istorija. Žygį, kur šviesa tampa jūsų vedliu ir dvasios įkvėpimu. Tai Malonių kelias. Nuostabus piligrimų ir turistų maršrutas, besidriekiantis 4 Lietuvos savivaldybių – Šiaulių miesto, Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonų teritorijose. Malonių kelias vingiuoja per žaliuojančius miškus, neaprėpiamus laukus, gyvus miestus ir istorijos kupinas vietas. Keliaudami juo aplankysite 10 šventovių, pamatysite unikalius kultūros ir gamtos paveldo objektus. Kiekvienas žingsnis – tai galimybė patirti šventumo dovanas, pajusti tikėjimo, tradicijų ir gamtos darną. Kiekvienas stabtelėjimas – tai proga pasinerti į apmąstymus, jausti Dievo meilės ir gailestingumo prisilietimą. Malonių kelias – tai kelionė, kurią galite pradėti ir užbaigti, bet kurioje jos atkarpoje. Nesvarbu, ar leisitės į trumpas, atskiras maršruto dalis, ar įveiksite visą kelią iš karto. Kiekvienas kilometras atneš naujus atradimus. Šis kelias atviras visiems. Galite eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu ar patogiai keliauti automobiliu. Pasirinkite savo būdą judėti ir leiskite kelionei jus nustebinti. Atraskite šį unikalų kelią ne tik akimis, bet ir širdimi. Pajuskite tikėjimą, ramybę ir džiaugsmą. Patirkite Malonių kelio stebuklus.